nėra vientiso blogio ir nepertraukiamo gėrio. Tad šiandien laidoje. Ar davė kokios naudos pernai praūžęs škvalas? Kaip už europinius pinigus pasikeitė žemaitiškos katilinės? Ir kodėl už greitai padarytą gerą darbą esi baudžiamas? Stūkso dykinėje ąžuoliukas. Po škvalo prieš metus čia prasiautusio toks vienišas jisai ir liko. Miškininkai dirbo visus metus. Ir dabar škvalo padarinių, tai yra išvirtusių baisių medžių ir kitokių vaizdų, kuriuos žiūrėjome lygiai prieš metus per televizorių, nebematyti. Auga mažyčiai sodinukai, bet apie viską iš eilės. 2010 metų rugpjūčio 8 nakties škvalas Lietuvoje išvertė daugiau nei 1 milijoną kubinių metrų medienos, nusiaubta per 70 000 hektarų miško. Po dienos virš neįžengiamomis tapusių Dzūkijos girių sraigtasparniu pakilę specialistai pamatė, kad viršyti niūriausi spėjimai vien Valkininkų miškų urėdijoje suniokota daugiau kaip 40 000 kietmetrių medienos. Lyg degtukus vėtra laužė ir rovė šimtamečius medžius, kilnojo namų stogus. Čia augo miškas, sakysime, eglynas, pačioj toje vietoje augo buvo jam 50 metų, tai dar iki brandos tam miškui reikėjo augti 20 metų, dar jisai nesulaukė, jį vėjas nuvertė. O va čia ant kalno pušynas augo, tai tam pušynui buvo, dar va matau ir beržų čia buvo maišėsi, tai šitiem buvo 50 maždaug, tarp 50-60 metų. Tai kai pušynui, tai dar reikėjo augti 50 metų. Lygiai pusę amžiaus pragyveno. Taip, jisai pragyveno pusę amžiaus. Dabar atkuriant mišką reikia mąstyti, kad tie miškai būtų pasodinti atsparesni. Tai čia kartais ir pavyzdžių matosi, lyg tai visos teritorijos buvo verstos, bet, sakysim, pakraštiniai miškai išliko. Kuriuose prisimaišė visokių lapuočių. Vienas dalykas lapuočių prisimaišė, toliau, reiškia, šaknys buvo sparesnės, reiškia, miškas, jeigu labai tankiai buvo pasodintas, tai kai didelė vėjo jėga, tai jisai kai pradėjo griūti visas. Į laužynų tapusią girią miškininkai su medkirtėmis ir kita technika įžengė jau po savaitės. Vienu metu pas mus dirbo apie 11 miško kirtimo mašinų, tai iš tų 11 miško kirtimo mašinų lietuviškos buvo tik tai 5. 6 dirbo iš užsienio, konkrečiai Lenkijos kolegos, rangovai, kadangi pas juos ten aš jų klausiau, škvalo padarinių jau buvo anksčiau, tai jie ten buvo įsigiję tos technikos. Reikėjo, kur šlapė, ten buvo, tai iš vis, kad pravažiuotų technika, tai reikėjo klotis po ratais. Medkirtai biškį sunkiau, čia dar plus Jurbarkas pirmutinį plotą, kai kirto, tai mes juos technologiškai dar šiek tiek mokėm, kaip dirbti. O tai kodėl taip iš skirtingų regionų čia dirbo tie miškininkai? Dirbo iš to, kadangi reikėjo škvalo padarinius likviduoti. Generalinė urėdija tiesiog davė urėdijom tam tikras užduotis, kiek reikia iškirsti škvalo padarinių, ir visi siuntė rangovus, kas turėjo techniką, siuntė. Ir dirbo pas kitose urėdijose, buvo Lietuvoje sustabdyti kirtimai, kad čia sutvarkyti, nes jeigu mes vieni būtumėm tvarkę, tai aišku būtumėm sutvarkę, bet... Ir dabar dar būtų buvę neįmanoma įeiti į mišką, kur kamienai tiesiog kabėjo vienas ant kito ore. Na, už tai dabar miškas atrodo visai kitaip. Pažvelkime į šią nelaimę pozityviai. Po škvalo atsirado biokuro. Jau apie 10 metų su Valkininkų urėdija mes bedarbiavom, tai pirmiausia gaminom biokurą iš malkų, o kada čia pasidarė tokių kirtimo atliekų visokių, kurios naudojamos, dabar darom iš kirtimo atliekų gaminame biokurą. Ir kada štai vyko nelaimė, pernai audra tą išvertė miškus, tai pradėjome asodinti mišką. Tai praktiškai miško sodinimo užsiėmėjome tik tai 1 metai. Čia tiek daug hektarų išversta, tai mes maždaug gaminame apie 1000 kietmetrių į mėnesį. Tai jau dirbame nuo praeitų metų rudens, jau apie 8000 kietmetrių išvežėme. Dar daug liko? Dar daug. Mano supratimo, čia dar neišvežėme nei 3 dalies. Tai reiškia, tik tai sutvarkytos yra išvartos ir jos suvilktos į tokias krūvas, ar ne? Tai dar ne viskas suvilkta, bet bandoma dirba dabar 3 traktoriai, kurie velka tarpinės medienos sandėlius ir viena kapoklė kapoja. Šios įmonės užduotis – visas miško atliekas suvežti į krūvas, kad prie jų galėtų privažiuoti galinga medieną sudorojanti technika. Šita mašina yra skirta būtent miško kirtimo atliekų smulkinimui.
išskirtiniai, tarkim, šitos mašinos bruožai yra tai, kad žymiai didesnis padavimo stalas, ko pasiekmėje vienu metu galima paduoti žymiai didesnį miško kirtimo atliekų kiekį į smulkinimo aparatą. Šita mašina yra viena iš galingiausių šiuo metu esančių Lietuvoje ir jos projektinis pajėgumas yra 73 km per valandą. Tai reiškia, jeigu matuot skiedrovežiais, vieną skiedrovežį mes smulkinam apie pusę valandos. Biokūro paklausa, kadangi jūs dirbot visoje Lietuvoje, ar jinai didėja, ar jinai išsilaiko tokia pati, kokią stebit tendencijas? Galiu matyti aiškę tendenciją, kad kiekvienais metais biokūro paklausa auga. Kodėl? Todėl, kad kuo toliau, to labiau atsiranda biokūrų kūrenamų katilinių. Savivaldybės pereina nuo kūrenimo gamtinėmis dujomis, mazutų prie biokūro, prie mūsų atsinaujinančių energetikos šaltinių. Ar jūs matote galimybės didinti tiek tų katilinių skaičių, tiek patį biokūro panaudojimą, nes yra kalbų, kad baigsis tas biokūras tuoj pat? Biokūro panaudojimo galimybių dar tikrai yra. Galiu remtis generalinės miškų urėdijos paskaičiuotais skaičiais, kad vien iš valstybinių miškų per metus galima paimti nereikalingos medienos apie 250 000 kietmetrių. Tai yra oficiali informacija, o šiuo metu parduodama yra iš valstybinių miškų iki 170 000 kietmetrių kirtimo atliekų. Pavažiuojame 10 km iki Valkininkų katilinės, kūrenamos biokuru. Kiek apkūrenas? Reiškia sanatorija vaikų pušelė, vaikų sanatorija, kaip čia internatas, tas Spengla. Paskui 4 aukštis daugiabutis, 2 5 aukščiai daugiabučiai, 2 aukštis daugiabutis, šitų terapinis, kardiologinis, Santariškių irgi tai kaip sanatorija, tas, dar porą šitų nuosavų. 2 aukštis medinis, tokias daugiabutis. Tai daug tikrai. Ir vienas katilas per žemę ir Balskiedra buvo gera, Donatas maladėt, šitas, kad žemiečiai tai paprašom, jisai jau sako, valkininkam geresnės reikia viskas. Kad ir žalio medžio, bet jis turi būti skiedra. Ne vien spigliai, kad spigliai matot, grotelėse, kas jie nenori birėti, eina kaip kaldra, reikia žarstyti stovėti, bet tai va skiedra, tokia va, Tai vadinasi, iš miško atliekų yra blogesnis kuras, ar ne, negu iš smulkintos medienos? Tai smulkintos medienos čia ir pritaikytas pagal katilo instrukciją, čia tai parašyta, kad 2-4 centimetrų turi būti. Tai yra didelis darbo sąnaudos ir pagaminti ir turėtų būti dotuojama. Kur biokuras gaminamas iš malkų būtų viena kaina, o draiskim iš kirtimo atliekų būtų kita kaina. Ir valstybė čia iš taršos, kur gauna iš ETL-us parduodama, galėtų biokuro gamintojus dotuoti, kaip dotuoja žemės ūkį, kaip dotuoja kitas šakas. Na, bet gana apie biokurą. Pažvelkime po kojomis, ten, kur jau auga naujas miškas. Nu va, net yra žoliukas sudygęs. O va yra, žiūrėkit, pavyzdžiui, va šitie sodinti va yra, o va šitie visi yra savaiminukai. Pušelės irgi. Jo, iš sėklų. Ir va čia va visur taip, kad čia to miško gamta, jinai tas savo bėdas ir pati gydo. O kur jūs sakėte, tas žoliukas sudygęs? Va. Tai čia savaiminukai, taip, ne? Tai va ir šitie va rodo, va šitie visi savaiminukai iš sėklų. Tai štai va šitie va stambus yra sodinta jau mūsų firmos. Tai čia šį pavasarį, ar ne? Taip, čia viskas pasodinta. O buvo iškirsta praeitais metais. Ir visi šitie darbai jūsų urėdijai duos nepelną, bet... Čia bus išlaidos. Čia bus išlaidos iš to vadinamo nenukirsto miško kainos. Reikia paskui gražinti, kad užsiauginti vėl mišką. Jau jeigu miškininkystė Lietuvoje, kaip sakyti, jau senai vystosi, tai pavyzdžiui, dar pušies amžius netėjo, nes pušis kertama plynai 101 metų, tai faktiškai dar kur kirtom, tai ten dar nebuvo jinai pasodinta, ko gero, žmogaus. Nu, kai kur galbūt buvo. Bet va šičia, pavyzdžiui, va šitie jaunesnis miškas, tai čia buvo jau sodinti ir auginti. Paprastai miškininkai iš nukirsto brandaus miško gauna pelną, kuris ir kompensuoja visas sodinimui, ugdymui bei apsaugai nuo gaisrų ir kenkėjų skirtas išlaidas. O štai po škvalo likę miško plotai nešė žalą. Tam, kad suniokotą mišką būtų galima greičiau atkurti, skirta ES parama. Europos
Sąjungos parama yra tikrai labai svari. 80% reiškia, padarytų išlaidų ploto išvalymui, sutvarkymui, atsodinimui ir po to tų želdinių priežiūrai yra iš ES pinigų kompensuojama. Tai mes jau šiai dieną esam pateikę 4 paraiškas. Vienos paraiškos dydis yra iki 100 000 eurų. Tai taip pagal kursą tai 345 000 litų galima gauti paramą. Tai mes tokių paraiškų planuojam iš viso pateikti 8. Išriedame iš miško, ten sodybos naujais stogais. Bėdos ištiktiems žmonėms padėjo valstybė. Prisimename posakį, nėra to blogo, kas neišeitų į gerą. Ir automobilis rieda Šilalės link. Šilalėje baigėsi laikai, kai gyventojai gali sakyti, už šilumą tai brangiai nemokėsiu. Pažiūrėkite, ant jūsų trasų žiemą želia žolytė. Šilalėje to nebebus, nes trasos keičiamos naujomis. 2009 metais visos Lietuvos šilumos tinkluose per metus dingo ir galutinio vartotojo nepasiekė apie 1 670 000 megavatvalandžių šilumos. Tai yra daugiau kaip pusė Vilniečiams, centralizuotai per tinklus tiekiamos šilumos. Šilalė tuo metu buvo miestų žemės šildytojų sąrašo viršuje. Ir europiniais, ir lietuviškais pinigais situacija imtasi keisti. Kai buvo pakeista 3 kilometrai, buvo 30% nuostoliai trasose. Iki pakeitimo 3 kilometrų buvo 30%, dabar yra 20%. Ir mes paskaičiavom, jeigu taip, negalim tiksliai pasakyti, kad 1% kažkur 50 000, jeigu sumažinam nuostolius, 1%. Tai tai yra pakeisti 6 km 300 metrų reikalinga, pirmas etapas 3 km 300 ir kitais metais 3 km. Tai vadinasi, iš viso kiek kilometrų jūs pakeitėt? 6 km 300 metrų. Gyventojai pajaus šitą dalyką? Turi pajausti, aišku, išlaidas mažesnis, mažiau kurą sudeginsim visko ir į savikainą mažesnė bus viskas, tai čia į kainą tai įeina. Taigi, vamzdynų nuostoliai turėtų gerokai sumažėti. Ankstesnėse laidose dairėmės po Žemaitiją, Rietavą, Tauragę. Matėme, kad centriniam pastatų šildymui reikalinga energija ten vos ne 100% gaunama iš atsinaujinančių šaltinių, kaip yra Šilalėje. Mūsų šilumos tinklai, Šilalės šilumos tinklai naudoja kurą, tai medieną, taip vadiname tos čipsus, kur ir 100% visose katilinėse, taip pat ir mokyklose yra kūrenama mediena, taip pat yra pradėta steigtis pas mus vėjo energijos parkai, čia yra dar pas mus naujovė, bet po kelių metų mes turbūt Šilalėje turėsime keletą tokių vėjo jėgainių parkų. Kaip skirstomi už taršos mažinimą gauti pinigai katilinėms modernizuoti ir kokie atsinaujinančios energetikos entuziastų lūkesčiai? Apie tai po reklaminės pertraukėlės. Na, o dabar pakviesime į ekskursiją, kur galėsite savo akim palyginti didžiulės orą teršiančias mazuto katilinės su lygiai tokio pat galingumo mažytėmis biokuro katilinėmis. Jeigu senoji katiliniai sunaudodavom valandinės sąnaudos apie 20 kW, tai čia tik tai 2 kW. Vien darbo užmokesčių irgi sutaupom kažkur tai apie 6 000 per mėnesį. Ir visumų tai apie 100 000 bent jau sutaupom su šitą katilinę dirbant, negu su ana. Ne, vien kurų sutaupom netgi 50 000, nes 25% šilumos nuostolių dengiam, sumažinom. Štai ši mažytė moderni katilinė, biokuru apšildanti mokyklą ir seniūniją, pakeitė didžiulį monstrą, mazuto deginimo teršalus skleidusi ant gyvenamųjų namų, o apie nuostolius šilumos trasoje ir kalbėti neverta. Anksčiau jų ilgis buvo 800 metrų, o nuostoliai net 33%. Dabar ilgis tik 300 metrų ir trasos naujos modernios. Registruoja jis kiekvieną rytą atėjęs visus parametrus, skaitiklio, temperatūrą, slėgis, kiek pagaminta šilumos. Ir tai visas kuriko darbas? Ne, jis prižiūri, jis išvalo katilus, prižiūri jų darbą, atveža kurą prisijama, kartu reikia į sandėlį su transporteriais susigabenti. Yra darbų. Bet su šiupeliu dirbti nebereikia? Šiek tiek reikia. Reikia? Šiek tiek reikia.
sukraunant kurą. Jo, užkraunant į talpas. Nedaug pavažiavus, kitas miestelis. Ir randame atnaujintą katilinę. Atvažiuoja pas mus iš Klaipėdos, yra nusamdyta įmonė, kuri tuo dalyku rūpinasi ir yra visuose mūsų dūmtraukiuose padaryti išmetimų matavimo visi tie zondai ir paima kiekvieną kartą tus mėginius ir nebuvo tad, kad viršytų. Kiek jau ten tiksliai sumažėjo, čia tikrai galėtų. Tik tai vienas dalykas yra kas. Kai būdavo su mazutu, kai kūrendom, čia praktiškai, valdžia gyveno, praktiškai negalėdavo būti. Kvapas baisus buvo iš to ir pavyzdžiui, kai pavasarį, kai pradėdavo tirpti, tai čia būdavo juoda, kai skalūno alyvą kūrenom. Šita katilinė buvo kūrenama, kaip mes skystų kuru. Mes paskaičiavom, kad jį duodavo mums į metus 400 000 nuostolių. Paskaičiavom, kad vienu žodžiu, jeigu pereitumėm ant biokūrą, kas gautųsi. Kiek su granulėms kūrenant sutaupytumėm, kiek su skiedra šitą, kur dabar yra. Gavom iš Laif 600 su viršum tūkstančių, čia kaip tik tai pereima prie biokūro. Ir jie mums sumontavo prieš 2 metus ir mums jie atsipirko per 2 metus. Mūsų fondas finansuoja ir anksčiau tokius projektus ir per kitas programas, ta senoji Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų programa, kuris skyrė nemažai dėmesio ir katilų modernizavimui, ir taip pat netgi ir vėjo energetikos vystymui, ir kitos programos, kiek žinau, ir per ūkio ministeriją taip pat galėjo finansuoti tokias priemonės, taip kad manau, kad čia yra tęstinis įsipareigojimas, skatinti tokią veiklą, remti tokias iniciatyvas, tai aš manau, kad tikrai labai gerai įsipaišo bendrą Lietuvos politiką. Įsidiegusios mažiau taršias technologijas, įmonės mažina išmetamus teršalus, o sutaupytus leidimus gali parduoti. Visos Lietuvos mastu susidaro dideli pinigai, kuriuos Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas nukreipia pirmiausia į tuos objektus, kur taršą reikia mažinti greičiausiai. Paskatinti iniciatyvas, kur dar neprasidėjo ir kur iš tikrųjų didžiausi taršos taškai. Šiemet mes galėsim finansuoti projektų maždaug apie 200 milijonų litų. Ir įdomiausi projektai arba kryptis, kur mes galėtume skirti lėšų, tai pirmiausia akcentuojam visuomeninės paskirties pastatų renovaciją, pradedam nuo švietimo įstaigų, nuo mokyklų. Kita kryptis, pakankamai nemažai lėšų skiriama biokūro katilinių įdiegimui, pakeičiant ir pereinant prie biokūro naudojimo šildymui. Ir trečioji kryptis, tai ekologiško transporto plėtra. Miestuose įsigijimas mažiau taršių autobusų pakeitimų senų autobusų naujais. Kelionės po Žemaitiją metu mūsų kalbinti atsinaujinančios energetikos specialistai kelis kartus minėjo šio fondo pavadinimą. Aplamai katilinė statyta dar 73 metais ir jau 2 kartus, ne 2, bet 3 kartus daryti pakeitimai, pereinant nuo anglių prie mazutų, nuo mazuto prie biokūro. Ir mes 2000 metais visus tuos ir pirmaisiais visus pakeitimus darėm savo lėšom, nes tada Europos paramos dar nebuvo galima gauti. Ir dabar, kai įrenginių eksploatavimo laiks iš tikrųjų irgi eina į pabaigą ir norėtųsi vėlgi pagal naujesnės technologijas modernizuoti, bet pagal turimas dabar programas niekaip mes negalim pretenduoti į paramos lėšas, kadangi mes jau kūrenam biokūrą. Tas tiesa, iš tikrųjų ne visada pavyksta įvertinti visus aspektus ir pasiekti to socialinio gal teisingumo ar kokio nors to atlyginimo už iniciatyvas, bet turėkim galvoje, kad visada procesas vyksta nestovi vietoje, kažkas padaro anksčiau sprendimus, kažkas investuoja savo lėšas, kažką nusiperka, apeina truputį tą lėtesnį procesą galbūt valstybės mastu, bet vėlgi tai nėra pabaiga. Šiais metais mes nustatėm tokius prioritetus, valstybė pasirinko prioritetus paskatinti naujas iniciatyvas, tai yra tai, kad ypatingai kas taršu ir teršia aplinką, kad tą sustabdyti, kas yra gyvybiškai prioritetas mums didesnis, o paskui palaipsniui galbūt eisim ir pasižiūrėsim atgal, galbūt reikia renovuoti tai, kas jau buvo padaryta anksčiau ir savo iniciatyvą.
Tauragėje nuo 1991 metų dirbantis atsinaujinančios energetikos entuziastas Sigitas Mičiulis įrengė daugybę biokurų kūrenamų katilinių, šilumos siurblių technologiją, apšildomą bažnyčią, pastatė medienos granulės gaminančią įmonę. O tos įmonės sienos ir stogas platūs, tad entuziasto galvoje sukasi naujos mintis. Taip pat mintyse yra saulės energiją panaudot saulės baterijom, jo, turim būtent ir sienų, ir stogų, bet nežinau, kaip pavyks. Dalykų, ar nenorite prašyti laivą, pavyzdžiui, paramos? Nelabai tikiu, kad mes įgausim. Labai sveikintas noras ir tikrai iniciatyvos geros. Sunku pasakyti, ar dabar taip greitai jisai tikrai turėtų tokią galimybę, bet pagal visas kryptis, pagal mūsų politiką, iš tikrųjų tokia veikla turėtų būti remiama ir galbūt artimiausiu metu tokios kryptys ir atsirastų. Dar nepaminėjau kaip vieną tokį naują instrumentą, kuris yra planuojamas paleisti neužilgo, tai yra būtent investavimas į įmonių akcinį kapitalą, būtent per valdymo įmonės. Tai yra ten lėšos gali būti skiriamos į privatų sektorių, būtent su tam tikra aplinkosauginė paskirtimi priklausomi nuo įmonės veiklos specifikos. Pinigai už taršą neteina savaime. Juos reikia išsiderėti. Naujausias Lietuvai sėkmingas pardavimas – Ispanijai. Nupirkti taršos vienetai bus paverčiami 100 ekologiškų autobusų mūsų miestams. Šios kelionės metu Lietuvos delegacija lankėsi ir atsinaujinančios energetikos centre. Pamatėm vietoje pačius naujausius pasiekimus. Galėčiau paminėti kelius tokius kaip vėjo energetikos srityje, vėjo jėgainė su viena mentimi, kuri bent jau kaip jų teigimu yra perpus pigesnė investicinių požiūrių ir reikalavo mažiau vėjo, kad jinai galėtų gaminti energiją. Toliau buvo demonstruojamas namas, dėžutė, kuri įrengta ant stogo su saulės fotoelementais ir rotuoja pagal saulę. Tai yra būtent, kad kuo daugiau paimtų saulės energijos, buvo parodyti įvairūs kiti technologiniai sprendimai dėl saulės jėgainių rengimo ant administracinių pastatų stogų, kilnojamas elektrinės, kurios kombinuoja ir vėjo, ir saulės energiją. Ir netgi pagal tą visą statistiką, kuri mums buvo pasakyta, matosi, kad galima pagaminti daugiau energijos, negu reikia namą aptarnauti. Aišku, reikia vertinti saulės intensyvumą toje šalyje. Ispanija matyt šiek tiek daugiau saulės gauna ir šviesos negu Lietuva, bet kai diskutavom, sako, puikiausiai tokie namai gali būti diegiami ir Lietuvoje. Jų savikaina nėra didelė, pasakė bent jau Ispanijoje kainos, tai už 1 kvadratinį metrą apie 1000 eurų, kas yra netgi mūsų kainomis, tai nėra daug. Tai jau tokie moduliniai namai, jie patentuojami ir artimiausiu metu planuoja pradėti tokią serijinę gamybą. Taip pat ispanų labai daug dėmesio skiria elektromobilių diegimui sistemos, tai yra pakrovimo stočių, pačių automobilių, infrastruktūros diegimui. Tai tokių įdomių pavyzdžių, kad technologijos nestovi vietoje ir jos efektyvesnės, modernesnės, taupesnės, tikrai galėjom pamatyti tiesiogiai pačioje Ispanijoje. Na, laidos pabaigoje atsakymas į praėjusioje laidoje pateiktą Viktorinos klausimą. Klausimas buvo štai toks. Kiek Tauragėje yra renovuotų daugiabučių namų? Atsakymas buvo 6. Labai džiaugiamės, kad per vasaros atostogas mūsų aktyvių stebėtojų būrys padidėjo. Ir per keletą minučių po klausimo paskelbimo mes sulaukėme net 30 atsakymų. Pirmasis atsakė Mindaugas Kuras iš Kudirkos Naumiesčio. Ir jam keliauja štai šis prizas – ledinė energiją taupanti lemputė. Na, o dabar skelbiame naują Viktorinos klausimą. Ir prizas, teisingai pirmajam atsakiusiam, bus savaitraščio prenumerata 3 mėnesiams. O taigi skelbiame klausimą. Kiek procentų sumažėja šilumos nuostoliai vamzdynuose, juos renovavus pagal naujausias dabar egzistuojančias technologijas? Atsakymo variantus matote ekrano apačioje, taip pat ir adresą, kuriuo reikia siųsti teisingą atsakymą. Laukiame jo. Iki pasimatymo kitą sekmadienį.